Sveiki. Galbūt kai kam iš jūsų bus keista tai girdėti, tačiau iš tikrųjų dar vis yra nemažai žmonių, kurie kaip ir norėtų keliauti savarankiškai, tačiau vis dar susiduria su tam tikromis problemomis, užsakinėdami Ryanair aviabilietus. Taigi šis video bus skirtas būtent jiems. Na, o jo metu stengsiuos detaliai apžvelgti kiekvieną žingsnį, kurį jums reiktų žengti, norint sėkmingai įsigyti Ryanair aviabilietus. Taigi, nuo ko jums reiktų pradėti? Žinoma, pirmiausia, jūs turėtumėte apsilankyti pačioje Ryanair svetainėje, na, o tai jūs galite paprastai padaryti tiesiog savo internetinėje naršyklėje adresą eilutę suvesdami adresą www.ryanair.com. Tai padarę prie save išvysite štai tokį vaizdą, kurį jūs matote jau nuo pat video pradžios. Čianai jūs pamatysite krūvą informacijos, tačiau aktualiausia jums yra štai šis skrydžio paieškos laukas. Na ir būtent čianais jūs turėtumėt suvesti visą informaciją susijusią su jūsų skrydžio paieška. Tai yra, iš kur skrendate, į kur skrendate, kada norite išvykti, kada norite sugrįžti, kiek žmonių su jumis keliaus ir taip toliau. Taigi, pradėkime. Na, tarkim, mus domina kelionė į Maljorką. Tai yra, norime nuskristi į Maljorką. Ką mums reiktų daryti? Pirmiausiai mes turėtume nurodyti skrydžio kryptį, iš kur skrendame. Tai yra, kadangi Maljorka tiesiogiai skrenda iš Kauno, Ryanairas, taigi būtent Kauną mes ir nurodome. Toliau mes turime surasti Maljorką. Pačios Maljorkos šiandien rasime tik Maljorkos oro uostą, kuris vadinasi Ryanair sistemoje vadinasi Palma. Suvedę skrydžių kryptis turime nurodyti datas, kada įskrendame ir kada grįžtame. Tai nurodyti turim čia. Na ir tarkim mes skrendame spalio 13 dieną. Na, o sugrįšime po savaitės ir tai bus spalio 20 diena. Nurodę skrydžio informaciją mes turėtume nurodyti, kiek žmonių su mumis keliaus, arba keliems žmonėm aviabilietus mes planuojame pirkti. Tai darome čia. Jeigu keliauja tik tai suaugę žmonės, tai, tarkim, mūsų atveju keliaus 2 žmonės, tai nurodome prie adults. Jeigu su mumis keliauja vaikai, pagal Ryanair taisyklės vaikas tai yra žmogus iki 16 metų, tai jūs pasirinkate štai čia jų skaičių. Na, o jeigu su jumis keliauja kūdikis tai yra iki 2 metų žmogeliukas, jų skaičių pasirinkat čianais. Suvedus šią informaciją, jums belieka pažymėti faktą, kad jūs sutinkate su Ryanair svetainės taisyklėmis. Na, o tai padaryti tiesiog galite pažymėję žalia varnele štai šį kvadratėlį. Tai tiek, suvedę informaciją, jūs turėtumėt spausti mygtuką Book Now. Tai ir darome. Šiek tiek luktelėjus jūs būsite nukreipti štai į tokį puslapį. Na ir čia yra kaip ir pirmas faktų įrodymas, kad Ryanairas nėra pats draugiškiausias turizmo rinkos dalyvis, kadangi, tarkim, vietoj to, kad klientui padėkotų už tai, kad jis būtent jų aviakompaniją pasirinko, jisai čia pat prašo jūsų suvesti patvirtinimo kodą, kad jūs esate žmogus, o ne kažkoks tais robotas filtruojantis jūsų svetainės duomenis. Na, suvesti informaciją nėra labai sudėtinga, tiesiog štai šiame laukelėje jūs turite suvesti tekstą, kurį matote viršuje. Jeigu dėl tam tikrų priežasčių tas tekstas jums nėra įskaitomas, vėlgi ne bėda, jūs galite jį pakeisti kitu, paspaudę štai šitą mygtuką, 2 rodyklytės. Na, pabandom tai padaryti. Paspaudus šį mygtuką, tekstas turėtų pasikeisti kitą, kuris bus galbūt geriau, labiau įskaitomas. Jeigu ne, jūs tiesiog vėl galite perkrauti ir
perkraudinėti tiek kartų, kol prie save pamatysite tikrai aišku ir suvedamą tekstą. Na, šis tekstas yra pakankamai aiškus, jau pabandykime jį ir suvesti. Tai bus Chief ir čia Elf, O, U ir G. Na ir spaudžiame Continue mygtuką. Vėlgi, šiek tiek turim luktelt, kol prie save pamatysime štai tokį vaizdą. Šiame puslapyje norėčiau pažymėti tai, kad jame jūs galite sužinoti kainą. Kainą, kiek jums kainuos skrydis, pasirinkta kryptimi ir pasirinktam žmonių skaičiui. Taigi čia jūs matote bendrą šio skrydžio kainą. Ir jeigu dėl tam tikrų priežasčių ši kaina jūs netenkina, tai yra kaip šiuo atveju, na, man asmeniškai tai yra super didelė kaina. Niekada aš į Maliorką už tiek pinigų neskrisčiau. Jūs galite bandyti ieškoti pigesnių kainų. Tai daryti jūs galite tiesiog parodytame kalendoriuje prie, tarkim, skrydžio pirmin, ieškoti pigių kainų. Na, kaip matote, 13 dieną kainuoja 379 litai, o štai 16 dieną jau 310 litų, taigi skrydis atpinga ant 70 litų, tai galite rinktis būtent šį variantą. Bet tokiu atveju jums reikia ieškoti ir atgalios skrydžio, kad gautųsi vėlgi jūsų norimos 7 dienos, kuris nebūtų brangesnis už skrydį negu jūsų pasirinkta diena. Na, žodžiu, žiūrėkite, kad galutinė suma visgi nevirštų tos, kuri jums buvo parodyta prieš tai. Na, mes šiuo metu skrydžių paiešką neužsimsim, taigi paliekame buvusį variantą ir bandome eiti toliau. Ką dar čia norėčiau akcentuoti, kad jeigu prie vieno skrydžio arba prie abiejų skrydžių, tarkim, matote užrašą kaip šiuo atveju only 2 seats left at Wizz, tai reiškia, kad šią kainą, kurią matote viršuje, tai yra 379 litai, būtent šią kainą yra likusios tik 2 laisvos vietos lėktuve. Todėl, norėdami jas įsigyti, jūs turėtumėt paskubėti, nes, na, jas gali bet kas, bet kada nugvelbti. Taigi, einame toliau. Tiesa, nepaminėjau, kad į šią kainą yra įtraukti visi oro uostų mokesčiai, kuro mokesčiai bei 10 kg rankinis bagažas žmogui. Jeigu jums reikia daugiau paslaugų arba didesnio bagažo, tą jūs galėsite padaryti sekančiuose žingsniuose. Taigi, nedvejodami einam toliau. Spaudžiam Select and Continue mygtuką. Vėlgi, šiek tiek turime palaukti, kol sistema užkraus mums štai tokį vaizdą. Na, o čianais mums reikia nurodyti pirmiausiai su keleiviai susijusią informaciją. Ji yra štai čia. Na ir pradėkim. Tarkim, pirmasis keleivis būsit jūs, tai čia turėtumėt suvesti savo vardą, jūsų vardas, na, o čia nurodote savo pavardę. Toliau turite nurodyti keleivio informaciją, tai yra keleivio vardas bei keleivio pavardė. Kas svarbu pabrėžti, suvedinėjant keleivio vardus ir savo vardų, žinoma, jūs rekomenduočiau nedaryti klaidų. Iš tikrųjų, perskaitykite kelis kartus, pasitikrinkite ir nepadarėte žioplų klaidų. Iš tikrųjų, gramatinių klaidų galima padaryti, tačiau vėlgi to daryti nerekomenduoju. Jeigu jūsų vardė arba pavardė yra lietuviškos raidės, tai yra E, U ilgoji ir taip toliau, rekomenduočiau vesti tik tai latiniškas raidės, tai yra be brūkšnelių, be varnelių ir taip toliau. Taip jūs turėsit mažiau problemų laipindamiesi lėktuvą oro uoste. Toliau jūs galite, kaip minėjau, čia pat pasirinkti ir papildomų bagažo vienetus, už ką, žinoma, turėsit susimokėti vėlgi papildomai. Na ir tai padaryti jūs tiesiog galite čia, prie keleivio, kuriam, tarkim, bagažą perkate, nurodydami
paspausdami šitą mygtuką. Na ir kaip matote, galite įsigyti 15 bei 20 kg papildomus bagažo vienetus. Na, tarkim, jūs tai padarote ir čia pat jūs matote kainą. Kiek jums kainuos būtent šis bagažas. Tai yra 114 litų prie galutinės bilieto kainos. Pasvarstykite, ar iš tikrųjų jums to reikia. Šiuo atveju mes nesirinksim papildomą bagažą, keliausim su rankiniu, todėl nieko nesirinkam. Toliau jums reikia nurodyti, ar jums yra būtinas pirminis įlaipinimas ar kažkas panašaus, priority boardingas. Reiškia, pasirinkę šią paslaugą, paspaudę yes, jūs į lėktuvą būsite įleisti vieni iš pirmųjų. Ši paslauga vėlgi nėra nemokama, jinai berods kainuoja 5 eurus ar 5 svarus, dabar tiksliai nesimenu, bet kažkur suma yra būtent tokia. Aš niekada jas nepirku. Tačiau jeigu jums kažkokio komforto reikia, why not? Kodėlgi ne? Tokiu atveju tiesiog pažymėkit yes mygtuką. Mūsų atveju mes jo nepirksim, todėl aš pažyminau ir, kas yra svarbu, šitas pasirinkimas galioja visiems su jumis keliaujančiams žmonėms. Todėl, jeigu jūs, tarkim, nenorite šios paslaugos sakyti, jos sakyti negalės nei vienas kartu su jumis keliaujantis žmogus, jeigu jūs kartu su savo bilietais perkat bilietus ir jiems. Taigi, čia pažymite no. Toliau sistema jums siūlys įsigyti draudimo paslaugą, kelionės draudimo paslaugą. Vėlgi, asmeniškai niekada jos neperku iš Ryanairo, kadangi mano manimu yra, nežinau, nereikalingas ši paslauga man. Tačiau jeigu jūs ją norite įsigyti, tiesiog čia vėlgi prie keleivio nurodote šalį, iš kurios esat kilęs, na ir už kažkiek tais laiko pamatysite, kiek jums tai kainuos. Vėlgi, reikia jums to ar nereikia spręsti jums patiems. Mes jos neusakysime, todėl renkamės punktą Travel Without Insure. Arba beros do not cover me yra ir toks užrašas. Antram klientui keleiviui vėlgi tą patį pasirenkam. Toliau sistema jums siūlys nusipirkti, rezervuotis kėdes lėktuve. Ar jums to reikia, ar to jums nereikia, vėlgi spręsti jums. Tai yra papildoma papildomų mokesčių apmokestinama paslauga, berods apie 10 eurų ar svarų kainuoja viena vieta. Jūs galėsite rezervuoti vietas su daugiau vietos kojom vietas. Tai reiškia, rezervuotos vietos jums suteiks galimybę sėdėti patogiau. Pats esu nemažas žmogus, 1,95 m ūgio, niekada nerezervuoju šių vietų ir kažkokio diskomforto nejaučiu. Todėl, vėlgi, tai yra jūsų pačių norai. Jeigu jums to reikia, jūs pažymite štai šitą laukelį žalia varnele. Toliau jums sistema siūlys nusipirkti patvirtinimo atsiuntimą SMS žinute. Tai jūs galite daryti pažymėję vieną iš šitų dviejų apskritimų. Tačiau vėlgi, aš niekada tos paslaugos neusakau, todėl šį kartą vėlgi pažymėsiu I do not wish to receive my reservation number and fly details by text. Toliau vėlgi siūlo pirkti lagaminą, su kuriuo jūs be jokių problemų būsite įleisti į Ryanair linerius. Tačiau kainos yra, mano galva, super didelės ir tikrai už lagaminą atitinkantį Ryanair bagažo reikalavimus galite nusipirkti ženkliai pigiau. Todėl vėlgi spaudžiam none. Jeigu keliaujate su tam tikrų sporto inventoriumi, tai yra imatės slides, dviračius ir taip toliau, jums reiktų pažymėti štai šitą laukelį. Jeigu vienas iš keleivių keliaujančios su jumis arba jūs reikalaujate kažkokių tais specialios priežiūros paslaugų, esat neįgalus ir taip toliau, turėtumėt pasirinkti štai šį laukelį ir jį pažymėti žalia varnele. Na ir paskutinis žingsnis, ką jums būtinai reikia padaryti, tai yra pažymėti būtent šitą kvadratėlį žalia varnele, o tai reikš, kad jūs sutinkate su Ryanairo
svetainės bendromis taisyklėmis. Na ir viskas, tai padarė, jūs tiesiog spaudžiate Continue mygtuką. Ir jeigu jūs pasirinkote tam tikrą paslaugų skaičių, tai yra užsakėte skrydžio rezervavimą, skrydžio kėdės rezervavimą ar tam tikrą papildomą bagažo vienetus, paspaudus šį mygtuką jūs būsit būtent nukreipti į puslapius, kur jūs turėsite tą ir padaryti. Tai yra pasirinkti jūs dominančią vietą ar nurodyti jūs su savim vežamo bagažo tipą. Na, kadangi mes nieko nepasirinkome, sistema mus nukreipia štai tokį vaizdą ir čianais vėlgi mums siūlo pirkti. Mums siūlo pirkti, pakartotinai siūlo pirkti kelionės draudimą. Kadangi mums to nereikia, mums reiktų jo atsisakyti. Tačiau čia yra gana gražus Rainiero triukas, kai atsisakymo mygtukas, jo praktiškai nesimato. Kadangi jūs matote žaliam fone, jūs galite tiesiog pasirinkti šitą draudimo paslaugą. Na, o norėdami atsisakyti, jūs kaip ir nematote, kur jums reiktų to atsisakyti. Na, o tai atsisakyti turėtumėt štai čia. Čia yra taip pat mygtukas, baltame fone esantis mygtukas, kurį jums reiktų paspausti. Taigi tai nėra tekstas, tai yra mygtukas, todėl jį jums reiktų ir spausti. Vėlgi šiek tiek reikia luktelt, kol sistema užkraus paskutinį kelionės bilieto pirkimo žingsnį. Tai yra čia jums reikia suvesti būtent jūsų mokėtojo duomenis. Tai yra pirmiausiai reikia nurodyti elektroninio pašto adresą, kuriuo sistema jums atsiųs patvirtinimą. Čia būtinai nurodykit teisingą adresą, kuriuo jūs gaunate elektroninius laiškus. Tai čia yra jūsų L paštas, dažniausiai be tarpelių, email, LT. Apačioje jūs turite dar kartą pakartoti šio pašto adresą, tai tiesiog nukopijuokit. Čia nurodykit savo mobilaus telefono numerį. Tai yra pirmiausiai pasirinkit kodą, tai yra Lifeine, Lietuvos kodą. Čia suveskite sekančius 3 skaitmenis, tai yra operatoriaus kodas, ar kaip ten, ta prasme, čia rašo miesto kodas, bet tarkim, Omnitelis būtų 620, na, vienas iš variantų. Na ir numerio 5 skaitmenis, tai tarkim, bet ką. Tarkim, toks būtų jūsų numeris. Apačioje jūs vėlgi galite nurodyti voucherio, tai yra specialaus nuolaidos kodo numerį, jeigu jį turite. Tai sumažins jūsų skrydžio kainą. Asmeniškai pats niekada nesu turėjęs, todėl net neįsivaizduoju, kaip jisai veikia. Na ir apačioje nurodote mokėtojo informaciją. Tai yra šalis, kurios pilietis esate. Tai bus greičiausiai dažniausiai Lifeine, kortelės tipas, kokią kortelę turit, greičiausiai tai bus Visa, jūsų vardas, vėl jūsų vardas, jūsų pavardė bei kortelės numeris. Tai yra, nežinau, kiek ten palaukit, 16 skaitmenų, man atrodo. Na, kažką panašaus, reiškia, jį turit nurodyti. Jį turit nurodyti ir vėliau jūs turit nurodyti kortelės galiojimo datą, iki kada galioja. Tai yra mėnesis ir metai, bei SVV kodą. Tai yra apsaugos kodas, kurį turi visos kortelės pritaikytos elektroniniam atsiskaitimui. Tai yra 3 skaitmenų numeris, na, tarkim, kažką. Atsiprašau. Galiausiai turite nurodyti savo gyvenamosios vietos adresą. Tai jūsų adresas, kažkas panašaus, tarkim, miestas, kuriame gyvenate. Ir pašto indeksas be LT, tik skaičiai. Suvedę šią informaciją, jūs dar kartą pasitikrinkite, ar viską nurodėte teisingai. Na ir
kuomet visa informacija yra nuorodyta teisingai, jūs turėtumėte atkreipti į vieną dėmesį. Tai yra į vieną detalę dėmesį. Tai yra administracinis mokestis už kortelę. Kaip matote, 91 litas 20 centų. Šio mokesčio niekur kitur jūs nematėte. Jisai atsirado būtent šiame žingsnė. Na, jis atsirado todėl, kad jūs pasirinkote mokėjimo būdą, tai yra Visa kortelė. Visos mokamosios kortelės, išskyrus Mastercard Prepaid kortelę bei Ryanair Cash pasportą, visos šios kortelės yra apmokestinamos tam tikrą sumą. Todėl norit jūs to ar nenorit, ta prasme, mokėdami visom šiom kortelėm, jūs už Ryanairo paslaugas papildomai visgi turėsite sumokėti. Kaip šio mokesčio išvengti, aš jums vėlgi papasakosiu, tačiau tai padarysiu kitose video. Taigi, matot galutinį skrydžio kainą, visą informaciją suvedėt vėlgi kaip ir teisingai. Kas jums belieka padaryti, tai tiesiog paspausti Purchase Now mygtuką. Tai padarė, prie save pamatysite panašų vaizdą į šitą. Čia yra jums tiesiog, sistema jūs tiesiog informuoja, kad sekančių žingsnių bus atliekamas jūsų bilietų pirkimas, todėl turit būti įsitikinę, kad viskas suvedėt teisingai. Na, ir jei viskas suvedėt teisingai, tiesiog spaudžiate OK mygtuką. Pamatysite štai tokį vaizdą, tai reiškia, kad sistema vėlgi kraunasi. Na, ir šis vaizdas gali jums ekrane būti iki 45 sekundžių. Taigi, jeigu jis ilgai nedingsta, tikrai nepergyvenkite. Vėliau prie save pamatysite štai tokį vaizdą. Na, šią reklamą, aišku, galima iš karto uždaryti. Na, o šis vaizdas reiškia, kad jūsų bilietai kaip ir jau yra nupirkti. Čia yra jūsų skrydžio rezervacijos numeris, tai yra statusas, confirm reiškia, kad patvirtintas jūsų pirkimas. Tačiau nepamirškite, kad dar prieš būdami 100% įsitikinę, kad nusipirkote bilietus, jūs turėtumėte gauti ir elektroninį laišką iš Ryanairo. Žemiau yra pateikta jūsų skrydžio informacija, ją galite pažiūrėti pavažiavę žemyn. Štai skrydžio informacija. Čia jinai yra kartojamas, skrydžio kainas, keleivio informacija, mokėjimo detalės ir taip toliau. Na ir tai yra kaip ir viskas. Tai yra galutinis žingsnis jūsų bilietų pirkimo etape, procese. Galutinis variantas tai yra elektroninės laiškas, kurį jūs gausite adresą, kurį nurodėte pirkdami bilietus. Na ir siuntėjas bus itinerary@ryanair.com. Subjektas kažkas panašaus, kurį matote čia. Na ir tiek. Iš tikrųjų, nusipirkę bilietus, jūs juos dar turėsite registruoti bei atsispausdinti. Na, kaip tą padaryti, jūs galite rasti kitame Fotravel video, nuorodai, kurį aš pateiksiu po šio video grotuvu apačioje, taigi jį nesudėtingai susirasite. Na, tai ką, mėlė, iš tikrųjų, ačiū uždėmesį, ačiū už kantrybę. Tikiuosi, kad kažkiek tais informacija, kurią pateikiau, jums buvo naudinga. Na, o jeigu turite papildomų klausimų, drąsiai klauskite, stengsimės atsakyti. Ačiū uždėmesį dar kartą, sėkmės ir gerų skrydžių.